Pažvelk į šiuos šilko batikos audinius su senosios Europos civilizacijos vaizdiniais. Tai mūsų prigimtinės kultūros simboliai, gyvavę jau prieš 5000 metų. Mumyse slypi senosios Europos civilizacijos genas. Ir tai lietuviškų šaknų stiprybė. Man atrodo, kad mes lietuviai turime pagrindą, priemonę, būdą, pasiremdami Gimbutiene prisijungti prie savo gilios tapatybės. Tai yra apie mūsų savirealizaciją, už kurios slypi labai didžiulė išmintis ir patirtis. Marija Gimbutienė labai gražus pavyzdys šiandieniniai moteriai, į kurį turbūt galima lygiuotis. Tais laikais moteris mokslininkė, emigrantė Amerikoje padaro tokius atradimus ir drįsta peržengti turbūt įprastas ribas. Moteris gyvena pavidale, kuris yra suformuotas 5000 metų kontekste, kokia yra jos vieta, nors sąlygos yra visos pasikeitusios. Ir labai mažai yra pavyzdžių moteriško veikimo pavidalo. Mes vis tiek atėję į visuomenę, pasižiūrim, kaip čia galima būti sėkmingams, pasimatuojam vyriškus rūbus ir veikiam. Ir reikia turėti drąsos pasakyti, kad tu sprendimus priimi vadovaudamas intuicija. Nes mes gyvenam logiškam, vyriškam pasaulyje kol kas. Šiandien esminis klausimas, kurį savo turėtų užduoti save mylintis, gerbintis žmogus, kokiuose kultūriniuose koduose aš gyvenu. Gal kažkoks lūžis vyksta, gal tikrai tas baigėsi patriarchalinė civilizacija po truputį, nes ir moteris visgi tikrai jas jau žiūrima kitaip, mes pačios į save pradedam žiūrėti kitaip. Ėjo kalba apie bendradarbiavimą, ne apie kovą. Kaip mūsų visuomeniai galima per bendradarbiavimą viską pasiekti. Vyrai tiek pat svarbus ir tai yra harmonija. Tiesiog būkim sąžiningi. Moters intuicija yra gilesnė negu vyro. Ir tiesiog mes priimkim, kad gamta tokia yra. Kas yra ta pajauta? Tai yra kažkoks, vidinis spyris keliauti toliau, tobulėti, ieškoti, kurti. Kartais atveda į tokį kelią, kur net nesitikėjai, kad eisi iš vis. Savotiškai Gimbutienė daugam atvėrė naują projektą, kurį mes galim tęsti. Atrodo, tarsi palietė kažkokią archaišką lygmenį. Pasijutau stipri, nes aš ne pati savo viena esu, aš esu savo kontekste, aš esu savo protėvių vaikas. Ir tas kažkaip mane labai stiprina. Senosios Europos civilizacija, kaip Gimbutienė pati sako, nerealizavo iki galo savo potencialo. Ir man atrodo, mums visiems, ypatingai lietuviams, veriasi galimybės per save realizuoti būtent su tais kodais, kurie ateina iš pirmapradės būties. Vydūnas teigia, kad lietuvių tautos paskirtis saugoti ir puoselėti žmogiškąją prigimtį, nepriklausomai nuo to, kaip pasaulyje kinta kultūriniai kodai. Pajausk, kiek daug savyje talpini, kiek galios, stiprybės, išminties turi.